Jei svarstate, kokios yra geriausios alternatyvos eToro, esate tinkamoje vietoje. Šiame vaizdo įraše parodysiu 2 stiprius brokerius, kurie gali būti laikomi patikimomis alternatyvomis vietoj eToro. Ir jei svarstate apie sąskaitos atidarimą, žemiau aprašyme rasite nuorodas į specialius pasiūlymus. Pradėkime. XTB yra įtrauktas į Varšuvos vertybinių popierių biržą ir reguliuojamas aukščiausių institucijų, tokių kaip FSA, FCA ir SAISEC. Klientų lėšos laikomos atskiruose sąskaitose, o tai, kad XTB yra viešoji įmonė, suteikia dar didesnį skaidrumo sluoksnį. XTB platforma yra prieinama naršyklės versijoje ir kaip mobiliosios programėlės Android ir iOS įrenginiams. Ji veikia sklandžiai ir suteikia prieigą prie visų klasikinių prekybos įrankių, techninės analizės, rodiklių, piešimo įrankių ir strategijų kūrimo. Kalbant apie indėlius, savo sąskaitą galite papildyti kortele, banko pavedimu arba vietinėmis mokėjimo priemonėmis, priklausomai nuo jūsų šalies. Nėra oficialios minimalios įmokos, tačiau rekomenduoju pradėti nuo mažiausiai 200 PUSD. Mokesčiai yra labai konkurencingi. Plitimas euro USD poroje prasideda nuo 0,1 pipų, akcijos ir ETF be komisinių iki 100 000 eurų per mėnesį, o viršijus tą sumą mokate tik 0,2 procentų. Nėra išėmimo mokesčių, o konversijos išlaidos yra standartinės. XTB yra puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina paprastą, modernę prekybos platformą, žemas sandorių išlaidas ir komisinius nemokamą akcijų prekybą iki 100 000 eurų per mėnesį. Tai idealiai tinka pradedantiesiems ir aktyviems prekiautojams, kurie nori skaidrumo ir viešai listedos įmonės saugumo. XM reguliuoja SAISEC Europoje, ASIC Australijoje ir IFSC Belizoje, skirti pasauliniams klientams. Jis atskiria klientų lėšas, siūlo neigiamo balanso apsaugą ir veikia nuo 2009 metų, turėdamas milijonus vartotojų visame pasaulyje. Skirtingai nuo XTB, XM remiasi populiariomis MetaTrader 4 ir MetaTrader 5 platformomis. Šios platformos prieinamos darbalaukyje, internete ir mobiliajame įrenginyje ir ypač vertinamos prekiautojų, naudojančių automatinės strategijas ar pažangų diagramų braižymą. XM yra labai draugiškas pradedantiesiems, kai kalbama apie indėlius. Pradėti galima su vos 5 USD. Mokėjimo būdai atima korteles, banko pervedimus ir elektroninės pinigines kaip Skrill ir Neteller. Išėmimai yra greiti ir dažnai nemokami. Mokesčiai XM siūlo skirtingus sąskaitų tipus. Standartinės sąskaitos turi plitimus nuo 0,6 pipų be komisijos. Kozero sąskaitos siūlo tiesius plitimus arti 0 su nedidelė komisija. Ši lankstumo galimybė leidžia pasirinkti jums tinkantį prekybos stilių. XM geriau tinka investuotojams, kurie mėgsta MetaTrader 4 ir 5, nori pradėti su labai mažu minimalia indėlio suma ir vertina lankstų sąskaitų tipų pasirinkimą. Vis dėlto, jei ieškote paprastumo, mažų mokesčių ir lengvo pradžios, rekomenduojame pasirinkti XTB. Jūs rasite nuorodų į specialius pasiūlymus abiem brokeriams aprašyme, todėl pasidomėkite jomis, jei esate pasiruošę pradėti. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą, kad gautumėte daugiau panašaus turinio. Ačiū, kad žiūrėjote.